ta karta, kuri gimė kartu su valstybe, bet žino apie tos įvykius tik tai galbūt iš svetimų lūpų, bet nori išgirsti iš pirmų lūpų. Tai dar turim 20 praktikantų, kurie yra dar jaunesni, tai mūsų amžius dar yra jaunesnis. Tai toks būtų įžanga, bet mūsų pagrindinė šventė yra nepriklausomybės atkūrimo diena ir mes norėtume ją pradžiai paminėti ir sugiedoti himną. Ir paleisim himną. Tai reikėtų mums čia tada ar kas nors. Opa. Taigi ta įsimintinė, tai yra labai svarbi šventė yra nepriklausomybė ir aš manau, kad nepriklausomybė tai yra galbūt pagrindinė vertybė Lietuvos valstybės ir lietuvių, todėl kad nepriklausomybės šventės švenčiama 3 kartus, tai yra Mindaugo karūnavimo, atstatymo diena vasario 16 ir galiausiai atkūrimą. Labai norėčiau tikėti, kad daugiau tokių įvykių atkūrimo nebus ir jaunimas, mūsų karta ir jaunimo ir ateities karta padarys viską, kad tas vertybės nepriklausomybė išliktų ir tai yra vertybė ir laisvė, demokratija būtų pagrindinis mūsų tautos vertybės. O šiandien norėtume būtent pabendrauti su to žmogumi, kuris stovėjo prie mūsų nepriklausomybės atgavimo ištakų, pradedant nuo Sąjūdžio laikų, nuo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 88 metais iki Sąjūdžio Seimo rinkimų ir galiausiai aukščiausios tarybos, kuri pirmam, jeigu aš taip gerai prisimenu istoriją, pirmam savo susitikimui iškart paskelbė kovo 11 dieną nepriklausomybės atkūrimo datą. Aš prisimenu puikiai, todėl kad tai yra mano amžiaus, aš prisimenu tos laikus, pradedant nuo Sąjūdžio, nuo 88 metų, nuo pirmo steigimo, neturėjau garbės dalyvauti, bet ką aš prisimenu, kad Sąjūdžio transliacija, paskui aukščiausios tarybos transliacija, tai per radiją, tai buvo kasdieninis įvykis kiekvieną minutę. Visi to laikų žmonės klausė radijos, klausė transliacijų iš Sąjūdžio Seimo, klausė transliacijų iš aukščiausios tarybos posėdžios, iš to posėdžio, kada buvo paskelbtas nepriklausomybė, kiekvienam kabinete visur darbovietės buvo įjungti radijo imtuvai, atsisėdant į mašiną, iškart buvo pirmas dalykas įjungti radijo imtuvą ir klausyti, kas čia vyksta ir pagaliau, kada tas įvykis pagrindinis įvyks. Tai tokia įžanga, bet čia galbūt ne apie mūsų, labiau apie profesoriaus Vytauto Landsbergio įspūdžius iš to laikotarpio, kaip mes atėjom nuo Sąjūdžio iki nepriklausomybės
ir kaip tas įvyko labai trumpai ir paskui mes užduosim tiesiog klausimus, kas yra mums rūpi ir sužinoti labiausiai jūsų atsakymą. Gerbiamas profesorius, prašom, jums žodis. Ačiū labai, man labai malonus tas susitikimas su jumis. Ir čia galima būtų kalbėti dieną naktį, labai daug visokių dalykų, kurių jūs ir negirdėjot, ir nežinot, ir mes visi jau primirštam. Aš kai pasiimu tų pirmųjų posėdžių stenogramas aukščiausiosios tarybos, jau kovo 10, būtent šiandien, kovo 10 prasidėjo darbas, vakare buvo mandatų komisijos patvirtinimas ir taisyklės, kaip dirbt mandatų komisija, kad rytoj, kovo 11, jau būtų patvirtinti visi išrinkti deputatai, kai kurie dar važiuoja, dar tik išrinkti ir dar jau ir prasidėjus darbui, dar buvo keli vėliau išrinkti, todėl kad visokių ten buvo sudėtingumų. Mes labai norėjom, kad būtų pakankamas skaičius išrinktas teisėtam posėdžiui. Pirmas posėdis būtų teisėtas pakankamas skaičių deputatų, kad būtų. Aš net raginau per televiziją Švento Kazimiero dieną, 4 kovo, kad sveikindavo žmonės, man leido pasveikinti aš tą progą ir pakviečiau visus eit balsuoti, nes dar trūksta deputatų. Reiškia, vienas ratas jau praėjo rinkimų, pakankamai daug. Yra aišku, kad Sąjūdis laimi rinkimus ir Sąjūdis eis skelbti nepriklausomybę. Bet ar bus pakankamai daug išrinkta iki tos dienos, kada mes norime susirinkti? Tai aš raginau žmonės, kad eitų ir reikalautų rinkimų. Ir faktiškai tai buvo daroma įvairiuose apygardose, įvairiuose rajonuose, buvo įvairiom dienom daromas antras rinkimų ratas, kad tik tai įvyktų, aš sakiau, nesvarbu už ką, svarbu, kad išrinktumėt. Jau Sąjūdis jau turi savo daugumą, bet reikia, kad būtų konstitucinė pakankama dauguma priimti svarbiausius sprendimus. Tai kiekviena diena buvo brangi, kiekviena valanda buvo brangi. Valstybės atkūrimo komisija dirbo irgi dieną naktį, aš ten irgi buvau, joje buvo ten 10 ar 14 mūsų sąjungininkų ir teisininkų. Ruošiam dokumentus, kurie turės būti priimti. Ta sesija, kai jau susirinks naujas tikras parlamentas, anksčiau tai buvo aukščiausiai taryba tokia paskirta komunistų partijos, o dabar iš tikrųjų renkami žmonės, kurie turės tautos įgaliojimą. Tai viskas buvo labai intensyvu ir vienu metu reikėjo labai daug ką daryti ir suspėti. Dažnai klausia, kodėl buvo parinkta ta diena, 11 kovo. Tai buvo pati optimaliausia diena. Pirmiausia, kad jau įvyktų rinkimų, pirmas ratas jau buvo įvykęs vasario 28, bet reikia dar antro rato, kad ten, kur neišrinkti, kad būtų iš antro balsavimo išrinkti žmonės ir kad galėtų susirinkti taryba ir būtent, kad jį galėtų pradėti dirbti dar prieš tai, kai Maskvoje susirinks liaudės deputatų suvažiavimas ir rinks Gorbačiovą prezidentu ir duos jam nežinia kokius įgaliojimus tramdyti visokias maištaujančias respublikas, kaip ir mus tada dar vadino, visokiais iš aukščiau nuleidžiamais įsakymais ir įstatymais. Mums reikia suspėti anksčiau. Štai buvo toks labai įtemptas laikas. Tai čia daugybė įdomių dalykų ir stenogramose, ir prisiminimuose galima pasakoti iki begalybės, galima svarstyti ir kaip visa tai vyko Lietuvoje, Vilniuje, kokią reikšmę tai turėjo Sovietų Sąjungai, o čia aš turiu porą citatų, ką svečiai kalbėjo, atvykę iš Maskvos, mūsų draugai, Rusijos demokratai, kaip jie tikėjosi, kad Lietuva eina pirmoji tuo keliu ir visos respublikos ir pati Rusija turės eiti tuo keliu. Tai taip neįvyko dėja,
bet vis dėlto vilčių buvo labai daug ir momentas buvo nepaprastos istorinės svarbos. Galų galiais buvo didelės istorinės svarbos visai Europai. Nes jeigu mes darom įtaką, kad keičiasi visa Sovietų sąjunga, kuri stovi kaip toks brandolinis pavojus ir siaubas virš pasaulio ir grasina savo diktatūrą visiems, o mes keičiam ne tik Lietuvą, mes norim, kad ir Sovietų sąjunga būtų kitokia. Mes duodam pavyzdį ir mes turim ten draugų. Tie draugai tikisi, kad mums seksis ir jie mums padės ir taip toliau. Tai čia buvo ir tarptautinis įvykis, tas kovo 11-osios arba net šitas vakaras šios dienos kovo 10-osios, kai mes pradėjom darbą. Pradėjom darbą, dokumentai buvo jau parengti, žinojom, kad sąjūdis turi aiškę daugumą. Tie, kurie jautėsi nelabai patenkinti arba nelaimingi, komunistų partija, kuri ėjo konkuruodama į rinkimus, tikėjosi, kad galbūt turės pakankamą įtaką, tai neturėjo tos įtakos, bet vis dėlto turėjo labai daug visokių administracijų ir tarp žmonių įtakos. Algirdas Brazauskas buvo populiarus asmuo. Jie tikėjosi, kad gal bus išrinktas pirmininkas Algirdas Brazauskas. Vienu žodžiu, visa tai vyko dar kovo 10-osios vakarą ir naktį. Galų gale mes posėdžiavom tą didžioji sąjūdžio daugumą išrinktų deputatų, o atskirai posėdžiavo komunistų partijos jau išrinkti deputatai. Tai mes nusintėm atstovus pasiklausti, kaip jie rytoj balsuos, kai bus nepriklausomybės aktai pateikiami. Mes tai žinom, kaip mes tą viską padarėm, o kaip jie balsuos. Ir gavom atsakymą, mes esame prieš, bet mes balsuosim už. Be galo svarbus istorinis apsisprendimas buvo tuometinės Lietuvos komunistų partijos, ten su Brazausku ir kitais. Vis dėlto tai buvo svarbu, kad niekas nebalsavo prieš, o net ir komunistai balsavo už nepriklausomybę, kaip paskui Brazauskas aiškino kitą dieną amerikiečiai korespondentui, mes neturėjom kitos išeities, mes turėjom balsuoti už. Labai įdomių visokių psichologinių ir politinių dalykų yra ten susiję. Tai štai galėčiau, aš čia sakau, labai plačiai viską kalbėti ir apie tai, kas vyko Lietuvoje, kas vyko pačioje aukščiausioje taryboje, kas vyko užkulisiuose, nes labai taip pat buvo svarbu kontaktuoti, derinti ir žinoti, ko galima tikėtis iš oponentų. Ir žinoma, svarbiausias dalykas buvo pasitvirtinti taisyklės veiklos ir paskui jau pradėti formuoti naują valdžią, pradedant nuo. Žinoma, buvo patvirtinta, kad ministrų taryba, buvusi sovietinė ministrų taryba, grąžina savo įgaliojimus naujam parlamentui, kad vykdomoji valdžia kokia nors būtų ir galėtų toliau teisėtai veikti. Tai buvusi tada to dar sovietinio ministrų kabineto pirmininko Sakalausko pavaduotoja Kazimiera Prunskienė, kuri buvo sąjūdžio atstovė jau į valdžią mūsų deleguota, buvo patvirtinta kaip laikina vadovė vyriausybės, kol Seimas susitvarkys su savo valdžia, o paskui jau tvirtins naują vyriausybę. Tai tokie paruošiamieji dalykai, paskui, reiškia, jau rinkimas aukščiausios tarybos pirmininko. Ir jo procedūra, čia dar išvakarėse jau buvo ginčai, kaip bus renkama, ar kokia dauguma gali išrinkti pirmininką, ar dauguma nuo tų, kurie yra posėdėje, kurie jau suspėjo atvykti, ar dauguma nuo visų, čia, sakysim, Česlovas Juršėnas yra dokumentuota, labai reikalavo, kad nuo visų turi būti dauguma, kuri išrinks pirmininką, o ne tik nuo esančių posėdėje.
sakė, čia bus renkamas svarbiausias Lietuvoje žmogus. Tai tikėjasi gal kito žmogaus, bet tai formulavo, kad šis svarbiausias Lietuvos žmogus renkamas, tai turi būti dauguma nuo visų deputatų. Ar jie atvyko, ar jie neatvyko, ar jie jau išrinkti, ar dar neišrinkti. Štai kiekviena detalė tokia labai iškalbinga yra. Ir tai čia tiek liečia pačią Lietuvą, o kiek liečia jau visą Sovietų sąjungą, tai čia yra taip pat nepaprastai įdomus dalykai, kaip mus sveikino svečiai iš Rusijos, su didelė viltimi, kad ir Rusijoje vyks poslinkiai į demokratiją, kad ten taip pat turės laimėti pažangios demokratinės jėgos ir panašiai. Nu ir pasaulis į mus žiūrėjo. Skambinomės telefonu su Lozoraičiu tą naktį, nes galvojam, ar čia mes turim didelį paketą konstitucinių dokumentų, kuriuos reiktų priimti, bet ar suspėsim? Ir ar reikia visus per vieną dieną ir naktį priimti? Gal dalį priimti? Dėl valstybės pavadinimo, dėl herbo, dėl himno, dėl taisyklių dar veiklos. Na ir pats nepriklausomybės aktas. O paskui dar konstituciją buvom užsibrėžę priimti. Ar viską suspėsim? Ar daryti viską, ar tik tai dalį? Tai telefonu su Lozoraičiu Vašingtone irgi kalbėjomės ir jisai skatino, kad mes darytumėm nedelsdami viską, nes pasaulis laukia. Ir Amerika laukia mūsų sprendimo. Paskui jis buvo nusivylęs, kad Amerika ne taip stipriai palaikė, kaip buvo tikėtasi. Vis dėlto palaikė. Vis dėlto pasakė, kad tai yra labai svarbus teisėtas sprendimas, kad Lietuva padarė pasirinkimą savo. Nu, paskui prasidėjo jau šokiai su Gorbačiovu Maskvoje, ar reiškia jisai nesupyks, ar jam nepakenks ir taip toliau. Ir toks tiesioginis Lietuvos naujos valdžios pripažinimas mums pradėjo aiškinti, kad taip, jūs kaip valstybė tai tvarkojamės, niekad nepripažinom okupacijos, tai jūs čia dabar mes sveikinam, bet pripažinti vyriausybę, tai čia dar atskira istorija. Tada reikia ir suformuoti tą vyriausybę ir jį turi parodyti, kad jį iš tikrųjų veikia, kad jį iš tikrųjų turi valdžią ir šalis ir kraštas ją pasitikė ir ją palaiko. Tai tokia buvo ilgesnė istorija šiek tiek. Mes pasidarėm pasaulio istorijos dalis. Mes taip net patys taip labai nenumatėm, kaip tai bus reikšminga. Dabar kai pasižiūrim į Europos ir pasaulio žemėlapį, tai matom, kad jis pasikeitė. Jį pakeitė, ta Sovietų sąjunga turėjo pasitraukti, daug tautų gavo irgi paskui pamažu, ne taip ryžtingai kaip Lietuva, bet vis dėlto tai dabar yra atskiros nepriklausomos valstybės. O buvo didžiulis raudonas plėmas ant žemėlapio. Ir mes buvome to plėmo dalis, mes pasakėm, ne, mes nesame toje imperijoje, mes čia neteisėtai įjungti, mes norim sureguliuoti santykius. Mūsų teisė yra būti sava valstybė ir žinoma taip, kaip žmonės norės. Tai buvo mano toks argumentas, pasakymas ir kiti mes tą naudojam. Tai kokia čia bus ta jūsų valstybė, ką jūs darėte, kaip žmonės nutars, nesikarščiokim. Kaip bus nutarta, kokie santykiai bus Sovietų sąjunga, ar jūs ten liksit, kaip nors prikabinti, ar neliksit. Mes žinoma sakėm, kad mes sprendžiam ir po to jau reikės reguliuoti santykius. Nu, iš Maskvos girdėjom balsus, kad jokių čia negali būti atsiskyrimo, nes sakėm, mes visai nesame atsiskiriantys, nes neatsiskiriam nuo jūsų valstybės, nes jūsų valstybė tai yra kita valstybė.
o mes tik laikinai užgrobti. Tai vat, nu, tokių dalykų turėjom ir visą laiką, ir pasaulyje, ir Amerikoje, visur turėjom tą aiškinti. Nes tai buvo labai stipriai įkalę. Gorbačiovas buvo įtakingas pasaulis, sakė, čia atsiskiriantis visokie separatistai griauna tvarką, sugadins mūsų labai gražius planus. Ir todėl juos reikia sutramdyti. Na, o vakarai, pirmiausia Amerika, sakė, tik tai jokio smurto, tik jokios jėgos, tarkitės, eikite derybas. O Gorbačiovas sakė viešai Maskvoje, nebus jokių derybų, mes deramės tik su užsienio valstybėmis, o ne su savo provincija. Mes sakėm, mes nesam provincija, mes esam užsienio valstybė, mes jau paskelbėm nepriklausomybę. Ir nuo tos valandos nėra apie ką kalbėti. Mes nevesim derybų iš vidaus pačioje Sovietų sąjungoje. Mes stovim šalia, tiesiam draugišką ranką ir norim gražiai susitarti, kaip toliau gyvensim. Štai tas lūžio momentas, jis tiesą sakant nepabaigtas iki šiol. Ten yra labai stiprių vyrukų Maskvoje, kurie iki šiol griežia dantį, kaip čia lietuviai taip blogai padarė. Mums visą laiką aiškina, žiūrėkit, kokie jūs nelaimingi, kaip jums nesiseka, kiek pas jūs visokių silpnybių, blogybių, kiek daug žmonių išvažiavo. Iš ten milijoną išvažiavo, tai tas nesvarbu. Bet mums sako, matot, kaip jūs blogai padarėte. Mes sako, mes susitvarkysim, bet mes patys darom savo gyvenimą. O nelaukiam leidimo iš Maskvos, ką galima daryti, o ko negalima. Ar galima mūsų jau trispalvę vėliavą iškelti? Nu, trispalvę vėliavą galima. Ar galima paskelbti, kad Vytis yra mūsų herojus? Ne, negalima. Tai dar negalima. Tai jau tik tai kovo 11 mes ir Vytį paskelbėm jau Lietuvos herbų. Vėl, nesakėm, kad čia mes naują herbą, mes vėl susigrąžinam visą valstybės atributiką, žinoma, valstybės galias. Galės patiems spręsti. Priiminėjom įstatymus iš karto ir neskraidom į Maskvą pasiklausti, ar galima priimti tokį įstatymą. Ne, mūsų reikalas. Mes esam valstybė, tai savo namuose. Kai Gorbačiovas dar atvažiavo sausio mėnesį, bandydamas per komunistų partiją vietinę čia lietuvius paprotinti, kad neitų iš Sovietų sąjungos, tai mes jį sutikom, kviesdami žmonės sutikti labai pagarbiai, labai draugiškai, kaip kaimyninės valstybės vadovą. Jis labai įsižeidė, kad jis buvo pavadintas kaimyninės valstybės vadovu, o ne mūsų vadovu. Na tai jau čia skiriasi visiškai ir požiūriai, ir iki konstitucijos, ir iki tarptautinės politikos, ir iki pasaulinių dalykų. Paskui kiti taip pat ėmė pavyzdį, matė, kad mes teisingai einam ir, reiškia, galima toliau taip eiti. Nu, čia, sakau, pavojinga man pradėti kalbėti, gali būti labai ilgas kalbas. Gal jūs norit paklausti ko nors? Taip, be abejo, ačiū profesoriau, tai be abejo mes turim ir norim paklausti, bet aš gal pasinaudosiu savo moderatorius ir užduosiu pirmą klausimą. Tai tikrai tam, kad paskelbti nepriklausomybės, reikėjo daug ryžto. Tai mano klausimas būtų profesoriau, kada tas atsirado toks įsitikinimas, kad nuo Sąjūdžio laikų, nuo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės iki steigiamojo Seimo, kada atsirado tas pojūtis, kad ir reikia, ir galim, ir tinkamas laikotarpis, ir būtent reikia ne kažkokios autonomijos, o būtent tikros nepriklausomybės ir laisvės. Nu, tai tas siekis ir įsitikinimas, jisai, žinoma, buvo visą laiką, per visą okupacijos laikotarpį, buvo ir pogrindžio veikimas, ir katalikų bažnyčios kronika, kova dėl teisės kalbėti, savo laisvą žodį sakyti. Ir sprendimus, jeigu darė valdžia, kokia komunistų valdžia, pagal iš Maskvos atsiųstus nurodymus, gal galima juos šiek tiek irgi įtakoti, koreguoti,
apsiginti nuo kai kurių dalykų. Net Lietuvos mokslininkai sugebėjo su visuomenės pagalba apsiginti, kad nebūtų užtvenktas Nemunas ties Jurbarku. Turėjo būti užtvanka ten pastatyta ir visas slėnis būtų užpiltas. Visos mūsų istorinės vietos, visi piliakalniai ir naftos gamykla, kuri tiesiai terštų Kuršių marias. Tai vis dėlto pasisekė ir tada šiek tiek išslysti ir nuprojektuoti tą gamyklą į Mažeikius. Mes turim tą visą istoriją, bet pasipriešinimo buvo visokiom formom, net būnant tokia visai pavaldžia sovietinė respublika, šurmulių ir pasipriešinimo formų tam tikrų buvo. Taip pat kaip ten ir švietimo sistema, dėl kalbos vartojimo, dėl ko nori. Labai skaudus dalykai buvo mums laidoti savo vaikinus iš sovietų kariuomenės parvežamus metaliniuose karstuose, kodėl jie ten turi būti nukankinami ir gražinami tėvams, net draudžiant atidaryti karstą, nes jis ten numirė dėl širdies ligos, o tėvai atidarydavo ir pamatydavo sužalotą ir nukankintą savo vaiką. Tai buvo pilna tokių dalykų, neteisėtumo, neteisingumo ir vergiškos padėties. Mes žinom, kad pagal pasaulinę koncepciją, supratimą mes esame viena iš pavergtųjų tautų. Bet jeigu pavergtoji tauta, tai jinai turi teisę į laisvę. Ir tai formos tos kovos buvo ginkluota į kovą. Buvo ilgai tęsiasi, neįtikėtinai, kai vakariečiai sužino, kad Lietuva 10 metų kariavo miškuose prieš tokią milžinišką Sovietų sąjungą. Ir iš tikrųjų yra pripažįstama ne tik ta kova, bet ir tos kovos vadovybė. Mes dabar pripažįstam, kad ir Jonas Žemaitis, ir Ramanauskas Vanagas buvo Lietuvos valstybės vadovai, ne tik tai besipriešinančios ir teisėtos Lietuvos kariuomenės vadovai. Tai tas nepriklausomybės siekis ir paskelbimas kovo 11 nebuvo iš kažkur. Jisai buvo nuolatinis, brandinamas ir įvairiom pastangom ir ieškant kelio, kaip tą padaryti, kad tai galų gale būtų padaryta. Ir mes ėjom tuo keliu nebe ginkluoto pasipriešinimo, ne revoliucijos, o politinio pasikeitimo. Ypač tada, kai Sovietų sąjunga jau pradėjo visai bankrutuoti ir paskelbė, kad daro permainas. Ir tam tikras ir valdymo permainas. Šiek tiek laisvės, šiek tiek demokratijos, viešumas buvo paskelbtas toksai šūkis. Reiškia, galima kalbėti, leido žmonėms kalbėti Maskvos valdžia, suprantat? Didžiulis dalykas, bet tai pradėjom kalbėti. Ir pradėjom kalbėti, kad mes turim tam teisių, mes norim, mes čia patiriam visokių neteisybių ir norim, kad būtų gyvenimas tvarkomas teisingiau. O tai bus tada, kai mes patys spręsim, kaip mes čia norim gyventi ir kaip mes matom reikalus ir geriau galim tvarkytis, negu atvažiuojantis instruktoriai atvežamos ten kokios tai direktyvos iš Maskvos mums liepia, kaip gyventi. Vienu žodžiu, tai subrendo įvairiais ir iš principo, ir taip pat su metodika, kaip reikia laimėti rinkimus į savo parlamentą. Reikia turėti tikrą parlamentą. Ne komunistų partijos kabinetuose išdėstyta, štai čia tiek reikia, kad ten būtų tiek kolūkiečių, tiek melžėjų, tiek darbininkų iš fabrikų, tiek tarnautojų, tiek kariškių. Ir tada susirinkit ir būsit atstovai. Ne, atstovai turi būti išrinkti žmonių, tikri atstovai. Tegu jie ginčijasi, tegu jie skelbia savo pažiūras,
pažiūras tada skelbė jau politinės grupės, partijos arba sąjūdis. Atsirado sąjūdis, kuris sakė, mes ne partija, bet mes turim politinę programą. O mūsų programa yra štai tokia. Ir prašom, gerbiami žmonės, Lietuvos žmonės, jeigu jūs palaikot, tai mes padarysim. Ir padarėm. Žmonės palaikė. Ačiū profesoriau, tai dabar pereinam prie kitų klausimų. Kas prašom pakelti elektroninę ranką ir suteiksim eterį. Atsiprašau, aš pusryčiauju. Skanaus, tai Inesa Vilkaitė. Prašom pasirodyti ir užduoti klausimą. Įjungti mikrofoną. Inesa, negirdim. Niekas nenori nieko klausti, viskas aišku. Klausia profesoriau, tik tai technikos už truputėlį reikalauja laiko. Aš kaip klausti. Suprantu, kad Inesa turi techninių problemų. Taip. Inesa, reikia įjungti mikrofoną. Taip, gerai, puikiai. Tai dabar jau girdit. Taip, dabar girdim. Puiku, labai didelė garbė turėti tokią galimybę užduoti klausimą. Mano klausimas būtų iš tikrųjų susijęs galbūt daugiau su žmonių mentalitetu, būtent tuo metu, kada buvo paskelbta ir atkurta mūsų nepriklausomybė. Sakykite, dabar dar dažnai girdime žmonių pasisakymą, jog prie Ruso buvo geriau. Sakykit, kaip būtent atkurus nepriklausomybę, kokios buvo žmonių nuotaikos? Ar jie džiaugiasi dėl to, ar vis tiek buvo jaučiamas tam tikras pasipriešinimas ir žmonių baimė naujovėms, pasikeitimams? Na, žinoma, viena vertus buvo didelis džiaugsmas, kad galų gale, na, kaip čia bus, tai mes dar nežinom, kas iš to bus, bet mes jau einam teisingų kelių ir darom sprendimą, kuris reikalingas, kuris buvo laukiamas. Kita vertus, buvo ir baimių. O kaip bus, kaip reaguos sovietų valdžia, juk Lietuvoje tebestovi sovietų kariuomenė. Visas KGBinas su savo tinklais yra aplinkui, sienos ne mūsų, nekontroliuojamos. Ir mums sakydavo, kaip jūs gyvensit, jūs nieko neturit, žinai. Net kai jau mes buvom paskelbę nepriklausomybę, per pirmą susitikimą Maskvoje, iš pradžių tai ten nenorėjo net susitikti, paskui per pirmą susitikimą tuometinis Sovietų Sąjungos ministras pirmininkas Ryžkovas bandė tyčiotis, tai kaip jūs gyvensit, jūs neturit nei naftos, nei dujų, nei metalo, jokių žaliavų neturit, kaip jūs galite gyventi, vargšeliai, jūs vis tiek numirsit iš bado. Aš jums sakau, ir manęs klausė, žinai, aš sakau, mes nusipirksim. Tai jisai paskui aiškino, kad tas Landsbergis visai nieko nesupranta. Visiškai mes kalbam su juo konkrečiai, o jisai sako, kad jie nusipirks. O kodėl visi nusiperka? Daug valstybių yra, kurios neturi ten dujų arba naftos. Nusiperka ir gyvena, todėl kad uždirba. Dirba, turi savo pajamas, turi savo savarankišką ūkį ir savo politiką ir viskas. Tai jiems buvo nesuprantami elementarūs dalykai. O mes labai ūkiškai žiūrėjom, paprastai dirbsim ir užsidirbsim. Užsidirbsim ir nusipirksim. Taip, kad žmonių gąsdinimas, kad čia viskas dabar žlugs, mums užsuks kranelius, mums nebeduos trąšų. Net metų pabaigoje, jau po kovo 11-osios, parvažiavo Prunskienė iš Maskvos, sako, Masliukovas paskelbė, kad jūs šią žiemą išpjausit visus galvijus, mes jums neduodam daugiau pašarų. Todėl, kad jūs išeinat iš Sovietų Sąjungos biudžeto, va jūs čia su mokesčiais turit reikalą. Tai reiškia, jūs nenorit mokėti mokesčių Sovietų Sąjungai, tai jūs nieko negausite, nustipsit iš bado. Panašiai, sako, mums viską uždarys. Sako, nieko.
jie patys neturėjo kur dėtis, bankrutuojanti buvo ta Sovietų sąjunga ir prašė pagalbos iš vakarų, o iš vakarų jiems statė sąlygas, prašau nenaudoti smurto. Su Lietuva reikia kalbėtis. Tai jie galų gale pradėjo kalbėtis. Iš pradžių sakė, niekad nesikalbėsim, o po mėnesio jau pradėjo kalbėtis. Dar atsiuntė tankus, atsiuntė šarvuočius, jie važinėja aplink mūsų aukščiausią tarybą, atstatė sunkiuosius kulkosvaidžius, į mūsų langus demonstravo, kas iš čia niekas tokie, mes jūs galim nušluoti vienu mostu. Gerai, šluokit. O mes sėdim, mes esame išrinkti, įgalioti, mes turim savo atsakomybę ir mes nesiruošiam atsiprašinėti ar atšaukti savo nepriklausomybės. Mes tiesiog negalim atšaukti. Žmonės net tam mus išrinko, kad mes atšauktumėm ir iš naujo įstotumėm į Sovietų sąjungą. Atsiprašau. Tada 40 metais atvažiavo tankai ir mūsų okupavo, o dabar, kad mes patys įstotumėm, tai to niekada nebus. Na, tada susilaukiam sausio 13-osios. Tai jūs tą viską žinot. Jau gal buvot ir gimę, kai kurie. Labai dėkoju iš tikrųjų atsakymą, labai įkvepiantis ir įkvepianti jūsų drąsa. Dar kartą dėkoju. Ačiū. Ačiū, dar klausimų. Tai galit kelti iš karto elektroninę ranką ir aš pagal eiliškumą suteiksiu žodį, bet dabar be eilės tvarka aš suteiksiu. Elektroninės neturiu gyvą ranką, jeigu galim. Profesoriau, yra vienas klausimas, jūs kalbat apie tai, ką mes daugeliu atveju matėm per televiziją ir taip toliau, bet tie užkulisiai, tai man truputėlį vienas toks užkulisis įdomus. Ir dalinai atsakant į tai, ką kalbėta prieš tai, kaip tie žmonės jautėsi, tai nuoširdžiai pasakius, tai gyveni kiekvieną dieną, dirbi ir tokia šventės proga sustoji ir pabandai prisiminti. Iš tikrųjų, nerealus laikas buvo, nerealus. Tuo laiku žlugo valstybės, žlugo psichologiškai žmonės, kaip bebūtų tiek laiko, visą laiką mums sakydavo, komunistų partija ir vyriausybė davė darbą, laimingą vaikystę, šviesią ateitį, mokslą, sveikatą, viską mums duoda komunistų partija. Ir staigiai nėra komunistų partijos, nėra rusų valstybės ir žmonės iš tikrųjų atsidūrė gana tokioj, sudėtingoje situacijoje, reikėjo susiorientuoti, kai kurie iš tikrųjų tikrai žlugo. Galiausiai pirmie tie daigai, Lietuvoje verslo daigai, pirmieji kooperatyvai, pirmieji bandymai kurti kažkokius verslus, atsirado iš karto stogai, kurie pradėjo siautėti, daktarai, Vilniaus brigada ir taip toliau. Galiausiai tokia įdomi, turbūt gyvenime jokia valstybė kita neturėjo tokio verslo aplinkos kaip studentų bendrabučiai, kur galim buvo nusipirkti traktorių, metalus ir kitus tokius, tokia prekyba vyko. Tai turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai toks laikmetis, kurį ne karas, ne kas, bet, negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų nugyventa, tada buvo sunku, bet dabar džiaugsminga ir įdomi patirtis. Bet mano klausimas būtų apie užkulisius. Aš labai gerai prisimenu tą momentą, kaip Maskvoje, tik aš atsiprašau, dabar nežinau, koks ten posėdis buvo, aukščiausios tarybos turbūt ar ne, kur buvo Lietuvos delegacija ir jūs demonstratyviai, visa Lietuvos delegacija atsistojo ir išėjo iš salės. Tai buvo visiems toks šokas. Kaip buvo tam pasiruošta ir ar jūs čia spontaniškai atsistojot, ar jau buvot parengę šitą protestą? Galima prieiti ir prie šito momento. Bet pirmiausia, jūs pradėjot kalbėti apie žmonių supratimą, kad štai valdo komunistų partija, ji mums kažką duoda,
viskas taip, o tai, mes esame tokie priklausomi ir dėkingi, šiltai aprengti, kiek davė, tiek ir gerai, bet vienas dalykas, gal ir dabar dar nėra gerai suvokiamas, tam, kad jie duotų, kad diktatoriai ką nors duotų, jie pirmiau turėjo atimti. Pirmiau viską atimti, o paskui jau davinėti. Tai žiūrėkit, 40 metais, kai mus okupavo ir formaliai įjungė į Sovietų sąjungą, tai buvo taip pat paskelbti visokie dalykai, kad visa Lietuvos žemė dabar priklauso Sovietų sąjungai. Tai buvo visa žemė, kurioje žmonės dirba, kurioje namus stato, kurioje gyvena, jau ji mums nebepriklauso, ji priklauso Sovietų sąjungai, mūsų žemė. Kas čia tai padarė, tie, kurie atvažiavo su tankais, tie politrukai iš Maskvos ir vietiniai išėję iš kalėjimų, ten Sniečkus ir kiti, reiškia, jie dabar valdžia, jie gauna tokį įsakymą iš Maskvos, viską atiduoti Sovietų sąjungai, tai viską ir atiduoda, reiškia, o paskui jau būk dėkingas, kad tau trupučiuką davė. Tai mes, kai jau po kovo 11-osios, kai jau prasidėjo šiokios tokios, reiškia, derybos dėl santykių reguliavimo ir su tuo pačiu Gorbačiovu, tai aš gerai atsimenu, kaip mums sakydavo, dar ir prieš tai, dar kaip mes ten kaip deputatai važiavome į Maskvą, mums sakydavo, žiūrėkit, jūs nesišakokit tą savo nepriklausomybę, jūs neišgyvensit, nieko jums neišeis, bet mes jums duosim geresnės sąlygas negu kitoms sovietinėms respublikoms. Jūs gausit šiek tiek privilegijų, tik tai apsiraminkit su ta nepriklausomybė. O gausit privilegijų tiek, kad iš to valiutinio atskaitimo, nes Sovietų sąjunga turi, reiškia, santykius su pasauliu, gauna pajamų ir respublikams kažką padalina taip pat. Tai štai jūs ten gaunat nuo to, ką Lietuva uždirba valiutos srityje, gauna ten 10 ar 15%. Tai gausit 25 procentus. Ne viena respublika tiek negauna. Tai mes, palaukit, jeigu mes uždirbam, tai 100% yra mūsų uždarbis. Kodėl mes turim gabaliuką gauti, o visą kitą pasiima šeimininkas Maskvoje? Nors tai Lietuvos uždirbta yra. Tai tokie elementarūs dalykai iki šiol užmiršti ir nesuprantami ir galbūt kas nors dar painė, o kaip tada buvo gerai. Mums ko nors duodavo. Tai dar buvo sovietinė aukščiausioji taryba. Atsimenu posėdžius, kur jau visokių nepriklausomybinių dalykų būdavo svarstama. Priimama. Atsimenu, kaip Klaipėdos deputatas Žalys, buvo gerbiamas ten pirmininkas Klaipėdos kompartijos ar reiškia, vykdomojo komiteto. Jisai sakė, mes turime daugybę žmonių, kuriems reikia būtų. Mes statom daug gyvenamųjų namų, bet visus būtus paima iš Maskvos ir atiduoda naujai atvažiuojantiems darbininkams ir savo pareigūnams. O mūsų žmonės toliau stovi metais eilėse laukdami būto. Tai dabar jaunimas gal ir neįsivaizduoja, kas tai buvo būtas. Tu negali nusipirkti būto, tu negali pasistatyti namelio, gal kur nors kaime tau leidžia mažą namelį pasistatyti. O jeigu nori didesnį pasistatyti, jau tau neleidžia, negalima, o tik tai tokį. O mieste tai tu iš viso beviltiškai padėti, tu gyveni kur nors palėpė arba Rūsy, aš gyvenau Rūsy su 2 mažais vaikais šlapiam rūsio kambarį bendram bute, aš gerai atsimenu. Ir kokia svajonė buvo, kaip gauti būtą, o būtą duoda valdžia. Tai tu turi nesusipykti su ta valdžia ir kantriai laukti gal 10 metų, gal 15. Tu vaikštai tą valdžią, vis primeni, kaip tau blogai. O tau sako, žinai, kitiems žmonėms dar blogiau.
kiti nei to kambarėlio neturi, kokį tu turi, tai būk malonus, pakentiek. Na, aš galvodavau, o kaip jūs gyvenat? Jūs gal negyvenat tokiam supelyjusiam kambarėlėje, o čia dabar aiškinat. Kaip kitiems dar blogiau. Tai ne visiems blogiau, kai kuriems geriau, kurie jau pasitvarkė ir sėdi valdžioj. Matot, tokių pilna tikrovės dalykų, kurie yra labai spalvingi. Kada nors pasidomėkit, kaip jūsų tėvai ir seneliai realiai gyvena toj laimingoje santvarkoje. O profesoriau, į mano klausimą, kaip jūs tada toj Maskvoj priėmė tokį sprendimą? Teisingai, kadangi mes ten deputatai irgi išrinkti į tą deputatų suvažiavimą Maskvoje, mes ten jau kėlėm reikalavimus, kurie reikalingi konkrečiai Lietuvai, einant į išsilaisvinimą. Ir labai svarbu buvo apginti tai, ką ir ta sovietinė respublika šiek tiek tvarko ir šiek tiek pati namuose sprendžia Vilniuje, pavyzdžiui, aukščiausioje taryboje. O kadangi mes jau pasiūlydavom arba priimdavom kai kurios sprendimus, kurie nelabai patiko aukščiausiai valdžiai Maskvoje, tai jie buvo sumanę įvesti tokią struktūrą konstitucinės priežiūros komitetą, kuris ten spręs, ar mūsų nutarimai geri ar ne, ar teisėti ar ne. O jeigu neteisėti, tai jie iš Maskvos juos naikina. Atsiprašau, čia jau kiti kandidatai. Pasakyk, kad aš nežinau, kiek laiko, 11 valandą aš turiu kitą nuotolinį posėdį. Dar 10 minučių turim, profesoriau. Tai va, tai reiškia tas konstitucinės priežiūros komitetas. Mes išeinam ir sakom, tai ir kiti, ir aš taip kalbėdavau, išdėstydavau mūsų poziciją, nes aš buvau taip jau pripažįstamas kaip neoficialus spikeris mūsų grupės Maskvoje. Mes negalim priimti tokių sprendimų, kurie liečia mūsų teises ir mūsų suverenes, sakysim, teises, mūsų žmonių interesus, šitos masės deputatų balsavimo, kurie nieko ten nei žino, nei yra įgalioti spręsti, kaip Lietuvoje reikia gyventi. Tai svarbiausi tie konstituciniai sprendimai, jeigu mes Vilniuje ką nors priimam, o jums nepatinka, jie negali būti atšaukti iš Maskvos be Lietuvos sutikimo. Mes jau buvom priėmę estų pavyzdžių, tokius vietinės, tos sovietinės savo konstitucijos pataisimus ir papildymus, kad Sovietų Sąjungos įstatymai galioja Lietuvos Respublikoje tik po to, kai jos patvirtina Lietuvos aukščiausiai taryba. Pasistatėm aukščiau už sąjunginę valdžią. Nu, žinoma, iššūkis toksai buvo didelis, tai jie norėjo dabar įvesti dar vieną struktūrą, dar aukštesnę, kurie naikins, nebūtinai tankais turi atvažiuoti, bet reiškia iš viršaus nuspręs, kad mūsų sprendimai neteisėti. Tai ir tam, reiškia, tą konstitucinės priežiūros komitetą steigia. O mes pasakėm ne. Mes nesutinkam. Už tokie steigti tą gali tik tai, jeigu sutinka kiekviena respublika atskirai. O primesti, kad jūsų tokia ten didelė masė, o mūsų čia nedidelė grupė ir mums primetat ir mes čia, ir tai vadinasi demokratija, atsiprašom, mes nesutinkam. Jeigu mums primeta, tai dabar balsuojam ir viskas. Ne, tai mes nebalsuojam, mes išeinam. Balsuokit savo už savo diktatūrą, o mes nedalyvaujam. Štai kur buvo mūsų demonstracija. Ir sustabdėm. Ir jie sutriko ir Gorbačiovas sustabdė posėdį. Paskui jau atėjo pas mus ten bartis, aiškintis, kaip jūs čia taip, reiškia,
boikotas čia kas, blokada. Sakom, ne, mes nesutinkam ir viskas, mes turim patys spręsti. Taip pat kaip renkant Sovietų Sąjungos aukščiausiąją tarybą iš to deputatų suvažiavimo, reikėjo išrinkti aukščiausią tarybą. Tai buvo pirmas posėdis to deputatų suvažiavimo. Tai dabar renkam atstovus nuo respublikų į tą aukščiausią tarybą. Tai štai yra tokie ir tokie pasiūlymai. Sako, palaukit, iš mūsų pasiūlymai tai bus mūsų pasiūlymai, o ne prezidiumas čia mums dabar perskaito pasiūlymus. Tai mes nesutinkam su tokia procedūra, mes nebalsuosim. Jau pirmą dieną mes tą pasakėm. Man teko tą pasakyti, mane paskui kai kurie kolegos barė, kad aš čia per daug aštriai kalbėjau, supykdžiau ten viršininkus. Bet reikėjo pasakyti, mūsų principiniai nusistatymai buvo. Jeigu iš viso mūsų gali neklausti, gali susadinti į kalėjimą, išvežti Sibirus ir daryti, ką nori. Bet jeigu jau klausia, tai mes galim pasakyti, kad ne, mes nesutinkam. Ir nesakykit, kad čia mes nutarėm. Jūs nutarėt be mūsų, o mes išėjom iš salės, nes nedalyvavom. Tokie buvo metodai kovos, politinės, taikios. Mes nedaužėm langų, nedeginam automobilių. Mes veikiam politiškai ir parlamentiškai. Ir tuo keliu ir išėjom. Ačiū, profesoriau. Dar turim klausimą Gretos Zabietės, prašom. Ačiū labai, profesoriau, už jūsų laiką. Ir kadangi jo nebeliko labai daug, užduosiu keletą klausimų. Vieną Šarūnas kolega perdavė. Tai klausimas jums, ar buvo galima tuo metu įsivaizduoti, kad Lietuva bus tokia, kokia yra šiandien. Ir tas pabaigai galbūt klausimas, ką galėtumėt palinkėti tai kartai, kuri gimė jau laisvoje Lietuvoje ir apie sovietų represiją žino tik iš vadovėlių arba artimųjų pasakojimų. Tai galbūt kaip išlaikyti tą lietuvybę ir kaip vertinti tą laisvę, kurią mes turime, nes gimėme jau laisvėje. 5 minutės. Pradėsiu nuo pabaigos, nes geriausiai atsimenu. Iš tikrųjų, tai negalit palyginti, jauni žmonės, tai jums aš čia pasakoju kokias tai pasakas apie sovietinę santvarką su visokiais paradoksais ir nesąmonėm. Mano viena padėjėja jau dabar, šiais laikais nepriklausomai Lietuvoje, kai aš buvau parlamento vadovas, sakė, kad varėjo jos vaikas iš mokyklos ir klausė, kas tas kolūkis, pamokoje mokytojas kažką sakė. Mama, jam pradėjo aiškinti, kas tai buvo kolūkis. Jis sako, kad tu čia man nesąmonės kalbi, tokių dalykų būti negali. Tai ir jums taip turbūt atrodo, kad aš pasakoju kažkokias baikas apie būtą tenai, arba kaip tu eini prašyti, kad tau duok, arba tu važiuoji į Baltarusiją nusipirkti majonezo. Į Minskę gali gauti arba žirnelių, o Vilnių negali gauti. Tai toks buvo gerbūvis, žinote, tas, apie kurį dabar šneka, kaip buvo prie Ruso gerai. Tai gerai buvo, reikėjo suktis kaip kas išmanė. O pradėjot jūs nuo ko? Ar buvo galima įsivaizduoti tuo metu? Įsivaizduoti, Dieve mano, tai čia amžinas žurnalistas, jūs gal ne žurnalistė, ką? Ne. Tai jūs sėdėjot tokie fantazuotai ir bandėt kažką įsivaizduoti. Mes nebandėm įsivaizduoti, mes dirbom darbus, statydami valstybę, pagal tam tikrus pavyzdžius ir principus, kurie pasaulyje žinomi. Mums reikia tai įvesti, kad mūsų valstybė irgi būtų normali, demokratinė, teisinė, grindžiama įstatymais ir piliečių valia, nes piliečiai išrenka atstovus, o atstovai priima arba taiso įstatymus, tokia, reiškia, yra tvarka. Tai galų galę šitą reikia vertinti. Ir šiandien tą reikia vertinti, tai nėra visiškai užbaigtas ir šventas dalykas.
Tai kiekvieną dieną gali būti visokių sudėtingumų ir įtakojimų, ir grasinimų, ir papirkimų, korupcijų visokių, ir politinių korupcijų. Mes čia visko turim. Vežam dar labai didelį važį iš senų dalykų ir naujų visokių pasaulinių negerovių. Turim daug. Visas pasaulis nėra tobulas. Ir demokratijos nėra tobulos. Bet žinoma, demokratija yra ta tokia ne visai gera santvarka, kaip Čerčilis sakė, tik tai, kad geresnės niekas nesugalvoja. Tai gyvenam su to, ką turim. Reiškia, taip pat ir kokią Lietuvą turim, tai tokioje ir gyvenam ir stengiamės ją tobulinti. Nuo jūsų labai daug priklauso, kad Lietuva būtų geresnė ir tobulesnė. Nebūkit žulikai, nebūkit vagis, nelipkit viens kitam ant gerklės, negrobkit tik tai savo, galvokite, kaip elgtis, kad būtų visiems geriau. Na ir tada galbūt mes eisim į priekį ir neatitemps mūsų niekas atgal į seną balą. Ačiū labai, profesoriau. Mes visi, ko gero, vieningai galvojam, kad mes eisim į priekį ir nesustosim. Čia mūsų ir šūkis įmonės, tik tai augti ir nesustoti. Tai mes dėkojam už susitikimą. Žinom, kad jūsų laikas yra labai brangus ir visi kiti norėtų išgirsti jūsų. Kiti man skambina dabar. Taip, mes supratom. Tai dėkojam už susitikimą ir linkime sveikatos ir gražių švenčių. Ir labai gal lauksim ir kitą kartą, be abejo. Be abejo, labai mielai. Gyvai lauksim, gyvai Kai ateim. praeis COVID-as, tai gyvai lauksim. Kovo 11 išvakarėse. Gerai, ačiū. Viso geriausio. Sėkmės jums. Ačiū. Ačiū labai. Tai dar minutėlę, minutėlę palaukit, neatsijungit. Tai ši diena yra ypatingai mes švenčiam nepriklausomybės dieną, todėl kad šį kartą tai yra signatarų diena. Tai mes pradėjom nuo gerbiamo profesoriaus 10 val. O 13 val. Susitikimas su kitu signataru, Aleksandru Abišalu, kuris ir buvo steigiamojo Seimo ir Sąjūdžio steigiamojo Seimo narys ir buvo vienos pradžios vyriausybės ministras pirmininkas. Ir išklausysim ir galėsim užduoti klausimus, kas nespėjo užduoti gerbiam profesoriui, tai galės užduoti gerbiamam Aleksandrui Abišalui. Ir skirtingai galbūt nuo profesorius, jisai dar yra pakankamai jaunas ir jisai aktyvus ir verslininkas, ir mokslininkas, ir aktyviai dalyvauja ir šios dienos mūsų šalies veikloje. Galbūt netoks matomas ir žinomas politikas, bet tikrai yra gerbiamas kaip ir signataras ir kaip nemažą indėlį įnešęs būtent pasiekti mūsų nepriklausomybę. Tai laukiam visų 13 val. Ir laukiam klausimų. Aš tikiuosi, kad Abišalas atsakymai bus trumpesni, mes galėsim daugiau klausimų užduoti. Tai ačiū už pirmą dalį, ačiū už susitikimą iki 13 val.